Taigi sveiki Neptūno fanai, kaip ir žadėjom, paruošėm jums interviu su klubo direktoriumi, legenda Martynu Mažeika. Tai sveikas Martynai. Kaip tu jautiesi šiandien? Jaučiuosi gan neblogai. Taip, neišsamei, bet paliekam išsamumo klausimą. Tai gerai, pradedam nuo pirmo klausimo. Direktoriumi esate jau kurį laiką, turbūt buvo visokiausių iššūkių vasaros metu, kalbant apie žaidėjų pasirašymus, rėmėjų pritraukimą. Pirma tokia vasara, papasakok, kaip viskas vyko, vis tiek tau turbūt yra nauja visą tai. Na, tikrai tas sritis buvo nauja, tik tai teko šiek tiek susipažinti su vidum iš kitos pusės, tai pradžioj gale praeito sezono, tai šiek tiek įsivažiavom, o vasarą, kaip ir minėjo mano geri pažįstami kitose klubuose, kad dažniausiai vasaras būna sudėtingas būtent šitoj pozicijai. Tai vasara buvo darbinga, bet galiu pasidžiaugti, kad esam ir turime sukomplektavę tokius žaidėjus, kokius ir norėjome matyti. Kas iš tos administracinės pusės sunkiausia, ar tai rėmėjų pritraukimas, ar tų pačių žaidėjų, kaip sakėte, ar ne, ieškojimas į tam tikras vietas, nes vis tiek nešate, kaip sakyti, atsakomybę kartu turbūt su treneriu, to žaidėjų paieškoj ir visi matom, kokį kartais nesiseka tiem žaidėjim, kuriuos pasirašom, bet atrodo, kad viskas šiais metais kaip ir neblogai iš tos pusės, ar ne, bet ar dar ir, kaip sakyti, iš tos administracinės pusės, kaip sekasi, tarkim, su tais pačiais rėmėjais bendrauti? Tai neišvengiama, tai turi būti procesas, tai nėra taip, kad su vieną dieną ir tos rėmėjus pačius gali patraukti ar kitus kažkokius dalykus. Tai su tais rėmėjais tai turi būti tiesiog statomas ryšys ir po truputį tą daroma, tai nespėjai. Tai yra procesas viso sezono metu. Tai tas daroma yra ne tik vasarą, tai ir dabar vienas iš pagrindinių mano tokių dalykų, kad visko daugiau patraukti žmonių, kad prisidėtų prie gerovės būtent Neptūno. Ir tiek. Ar jaučiasi, kad po kažkokių tai geresnių pergalių daugiau tų žmonių pasitiki, kaip čia pasakyti, prieina, prisileidžia, būtent apie tos rėmėjus, ar ne, kalbant? Tai aš manau, kad visą laiką yra smagiau laimėti negu pralaimėti, tai ir tas pats pokalbis turbūt būna šiltesnis negu, bet žmonės taip pat supranta, kad tai yra ilgas procesas ir sportas yra toks dalykas, kad ne visą laiką laimėsi, tai vis tiek mes irgi žiūrim į galutinį rezultatą komandos būtent sezono gale. Tai tas yra procesas čia. Baigėsi dabar pirmasis LKL ratas, fantastinę pergalę pasiekėm Kaune. Nors džiaugsmo daug, bet turbūt žiūrint į tą lentelę turnyrinę, ne šioje vietoje norėtumėt matyti komandą, ar ne? Nes ta 7 vieta turbūt netenkina, nors ir ta paskutinė pirmojo rato pergalė buvo fantastiška. Be jokios abejonės, kad ta 7 vieta netenkina, bet aš pilnai tikiu, kad ta lentelė pagerės. Ir žinoma, prieš tokią komandą kaip Žalgiris, ne kiekvieną dieną laimi, bet aš žinau vieną dalyką, kad tas džiaugsmas gali jaustis tik tai būtent tą dieną, nes taip ir atsitiko, kad kitą dieną aš pilnai tikiu, kad ir žaidėjai taip pat jautėsi ir aš pats, kad kitą dieną tu prabūdęs, tu žinai, kad tau reikia toliau žiūrėti į priekį ir visas tas džiaugsmas kaip ir nuslūgo, tai pasidžiaugiam tą vakarą ir tiek. Kalbant apie Ąžuolą Tubelį, jis puikiai įsiliejo į komandą, ar ne, greitai tapo vienu Neptūno lyderiu, ar tikėjotės, kad taip greit pritaps ir rinks tokius solidžius skaičius? Nes 4 rungtynės žaistos, 4 kartų naudingiausias Neptūno komandoje žaidėjas. Tas jo startas tikrai yra įspūdingas. Mes būtent šitoje pozicijoje laikėme vietą pasipildymui. Tai reikėjo šiek tiek aptarti ne tik viduje klube, bet ir šiek tiek su kitais žmonėmis. Tai priėmėm tokį sprendimą, pasitaikius progai mums
Tai buvo ir kiti žaidėjai mūsų radarė, kaip sakant. Bet pasitaikius progą būtent, kad Ąžuolas grįžinėjo, tai turbūt ilgai negalvojom ir nors ir ilgą laiką prabuvęs Amerikoje, ten, kaip žinot, turbūt krepšinis šiek tiek skiriasi, bet iš anksčiau jau žinom jo talentą ir sugebėjimus, tai galvojom, kad būtent tokio žaidėjo mums ir reikia pasipildymui. Tai, o jo tas startas tikrai įspūdingas ir tikėkime, kad ir toliau taip pat tiesiog džiugina jo iš tikrųjų atsidavimas, džiugina jo savim pasitikėjimas, kas yra svarbu turbūt ir jam pačiam, ir būtent klubui, ar ne, tarkim, naujas žmogus, kai ateina ir pasitikintis ir manau, kad žaidėjai labai puikiai ir šiltai jį priima. Ar dabar galima sakyti, kad išlaukėte to tinkamiausio žaidėjo užbaigti komplektaciją, nes buvo kalbų ir mūsų sirgaliai taip pat jaudinos ir rašė komentarus, kad neturim 4 numerio, reikia užbaigti tą komplektaciją, davė spaudimo, ar ne? Ar džiaugiatės dabar, kad teko palaukti šiek tiek, bet dabar tokį variantą gavom skaityti? Ne, tai ir pačios komandos rezultatas turbūt ir jo žaidimas turbūt jau parodo, kad turbūt nesidžiaugti neįmanoma. Tai sakau, tai yra dar ilgas sezonas, mes tikimės, kad kiekvieno žaidėjo rezultatas tik tai gerės, kaip ir klubo, tai taip pat ir dėl Ąžuolo. Tai nuo tokių oficialesnių klausimų galim prieiti prie, kaip ir žadėjom, sirgalių klausimų. Tai einame prie Andzikov klausimo. Klausia, ar planuojate padaryti atvirą treniruotę abonementų turėtojams? Abonemento turėtojams buvo toks planas iš tikrųjų ir man atrodo, kad mes tom labiau užsiimsime būtent po naujų metų. Aš manau, kad žiūrovams yra tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip mūsų vyrai darbuojasi. Tai kiek mes esame turėję, tai ir pakvietę ne vieną mokyklą, būtent vaikus pasižiūrėti, pabendrauti. Tai jau kodėlgi nepadariusi abonementų turėtojams. Tikrai taip. Mindaugas Šimkus klausia, apie jaunimą norėčiau paklausti, sako, ar yra stebima, mėginama kviesti jaunus žaidėjus iš aplinkinių rajonų, pavyzdžiui, Plungė, Telšiai, Kretinga ir taip toliau. Tai kalbant apie jaunimą, tai mes turime puikų bendradarbiavimą su Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, kur ten stebime gan įnirtingai jaunimą ir be jokios abejonės ir iš kitų sporto mokyklų. Kitas klausimas, daug kas klausia apie Ąžuolą Tubelį, tai mes turbūt galim nuraminti, ar ne, Martynai, paskaitysiu klausimą, bet tu užtikrintą žodį tark, tai Aurimas Ruškys klausia, koks susitarimas yra su Vilniaus Rytu dėl Ąžuolo Tubelio. Ar jis tikrai liks Neptūne iki sezono pabaigos, ar vis dėlto gali Rytas, jei panorės susigrąžinti jį šio sezono viduryje? Tai susitarimas yra iki sezono galo. Tvirtai ir aiškiai, Martynas pasakė, Ąžuolas liks. Gal norėtųsi ir kitą sezoną, bet dar pasitarsim turbūt, ar ne? Gerai, kas čia dar ką klausia? Apie skolas, neblogas klausimas, Marius Levickas, kokia situacija su skolomis, ar jos didėja, o gal mažėja? Vieną klausimą sutraukit, gerai, galima apie šitą, apie skolas. Tai čia turbūt nepaslaptis, kad yra šiokios tokios skolos, tai kurios yra po truputį mažinimas, tai sudaromi grafikai, kuriuos mes galėtume po truputį uždenginėti ir aš tikslų laiką turbūt sudėtinga būtų pasakyti, kada viskas bus uždaryta, bet tikrai kryptingai dirbam ant to ir nesinori, kad klubas būtent einančius metus kažkiek nukentėtų, turiu omeny, kad ar žaidėjams būtų vėluojamos algos ar panašiai, norisi būti, kad mokus klubas, tai man atrodo tai yra svarbu ir tai yra lengviau pritraukti sekančiam sezonui, tarkim, kažkokius tai žaidėjus, jeigu norėtum.
O kas liečia tų skolų, tai yra po truputį, kaip ir minėjau, sudaromas grafikai, kur norisi jų išvengti ir atsiskaityti. Tai kaip ir praeitais metais turėjome spaudos konferenciją, kur pristatėme jūs kaip naują sporto direktorių. Aišku, dabar jau situacija pasikeitė, jau dabar ir klubo direktorius esate, bet kaip ir sakėm, galim paminėti, ir galim mūsų gal kas praleido pro ausis, kad esame sudarę finansinį, kaip sakyt, planą ar ne, su savivaldybė Klaipėdos miestu ir tos skolos turėtų dingti iki 2025 metų. Tai turbūt galit pritarti, Martynai. Galiu. Gerai, kitas klausimas. Daug kas rašė irgi apie Europos turnyrus. Turbūt galit paaiškinti situaciją, kad nėra taip lengva turbūt patekti, ar ne? Tai tiesiog plačiau, Martynai. Klausia, kada vėl bus galima pamatyti Europos turnyruose Neptūną? Visą laiką norisi kuo anksčiau ten grįžti, bet nepaslaptis, kad ir šią vasarą rašėm laiškus į kai kurias Europos turnyrus, kad grąžintų mūsų atgal. Susidomėjimą jie tikrai turi, jiems patinka mūsų miestas, mes esam žaidę ne viename turnyre ir tikrai nori, kad Klaipėda grįžtų. Tiesiog, jeigu taip paprastai atsakant, tai mums prašė mūsų šiek tiek pasitempti būtent vietiniam turnyre, būtent lenteliai ir tada mes galėsim, man atrodo, tikrai sėkmingai dalyvauti vienam ar kitam. O tai tiek. Taip pat prie to paties irgi klausimas, Robertas Žilinskas klausė, kokie planai dėl grįžimo Europos turnyrus, tai jau kaip ir atsakėte, ar ne? Ar yra svarstomi FIBA Europe Cup ar Šiaurės Europos lygos turnyrai, jei nepavyktų įsikovoti vietos į FIBA BCL Čempionų lygą ar Euro Cup turnyrus, kuriems greičiausiai reiktų patekimų į LKL pusfinalius? Toks klausimas. Tai turbūt kaip ir atsakėt, galite ir turbūt atsakyti apie kitus turnyrus, kad nėra taip viskas ir ten lengva ir gražu. Ne, tai kai kuriuose iš tų turnyrų tai galbūt ir buvo galimybė ir šiais metais dalyvauti, bet aš taip galvoju, kad būtent mums būtų dar didesnės išlaidos. Kaip ir minėjau, norisi šiek tiek susitvarkyti vidų ir norisi, kaip ir minėjau, būti mokus klubas būtent einančiam sezonui. Tai aš galvoju, kad buvo mums protinga nedalyvauti kažkur kitur, o šiek tiek pasistengti LKL čempionate ir bandyti dar kartą patekti būtent į Čempionų lygą arba kažkur panašiai. Gerai, geras atsakymas. Taip. Ačiū. Galim nukrypti šiek tiek lyrinį nukrypimą padaryti. Tomas Vainaris klausia, gal vis grįšite į aikštelę, Martynai? Tomas Vainaris, taip? Taip. Aš širdį visą laiką aikšteliai, bet artimiausių metų neplanuoju. Tai tikimės, Tomai, kad tenkins jūs šitas atsakymas. Tai trečias, į pirmus du, kaip ir sakiau, Martyno klausimus atsakėm. Trečias klausimas būtų, nors gal dar ir anksti tokiam klausimui, bet gal yra minčių apie sutarties pratęsimą su tam tikrai žaidėjais, nelaukiant sezono pabaigos. Turbūt nebūtinai vardint pavardėm konkrečiom, bet ar turite tokių minčių, matant, kaip dabar klostosi kai kurių žaidėjų sezonas? Taip, galbūt pavardžių gal neminėsiu, bet tikrai yra planuose ne vienas žaidėjas, su kuriuo norėčiau prasitęsti, tai tik tai manau, kad turi būti atitinkamas laikas, kuris tikrai artėja ir su vienu su kitu tikrai bendrausim ir būtų smagu juos matyti ir kitą sezoną. Gerai, tai važiuojam prie kito klausimo. Robertas Liutika klausė, linki pirmiausia didžiausios sėkmės darbuose, Martynai. Ir klausimas dėl sirgalių viliojimo į areną. Ir ar yra planų investuoti į tai? Šneka apie kažkokį tai šou pristatymą, gal kažkokį tai podcastą. Ir taip pat prideda, žinoma, gal ir niekas taip nevilioja areną kaip pergalės ir rimti priešininkai, bet visgi ir triukšmingas sausakimša arena, juk būna tas šeštas žaidėjas padedantis pasiekti pergalės. Tai žodžiu, klausimas apie sirgalių viliojimą į areną.
pasinaudodamas progą noriu pakviesti daug sirgalių pas mus į rungtynės. Taip yra lengviau turbūt mūsų krepšininkam pasiekti pergalės, tai neišvengiamai, kad žiūrovai yra būtent tas 6 žaidėjas. Bet grįžtant prie klausimo, tai taip, mes bendraujam ir su arena, kas liečia kažkokios tai įspūdingesnį, kaip ir minėjai, yra pristatymą ar dar kažkas, tai būtent norime taip pat tą padaryti. Tai tie tokie galbūt net ir kažkokie tai pokalbiai, ar ne, kur mes galėtume šiek tiek pabendrauti ir ne tik su savais žaidėjais, bet ir su pačiais, ten tarkim, mūsų rėmėjais arba pačiais fanais. Tai, sakau, viskas kažkaip per dieną nepasidaro, bet po truputį einam link to ir būtinai padarysim. Turbūt kryptingas darimas turbūt ir geriausias variantas, ar ne, šioje situacijoje? Nesinori kažko daryti skubotai, bet kaip norisi apgalvotai ir po truputį. Vis dėlto viskas remiasi į finansus turbūt, ko gero, ne? Tai irgi vienas iš dalykų. Ok, einam prie kito klausimo. Events in Lithuania klausia ir sako, visų pirma, džiugu, kad klubai vadovauja tikras klaipėdietis ir legenda. Tai bravo, Martynai. Ar reikėtų tikėtis geresnės komunikacijos su fanais prie postų Facebook'e ir Instagram'e, nes bendravimo praktiškai nulis? Kokia jūsų nuomonė apie tai, Martynai? Tikrai nepasakyčiau, kad nulis. Aš kaip tik girdėjau iš aplinkinių, kad būtent dabar yra šiek tiek mes aktyvesni būtent toje srityje ir ne vienas būtent džiaugiasi mūsų darbais. Tai, bet vėlgi, sakau, visur visi galime kažkur pasitempti ir padaryti geriau, tai ir taip ir padarysim. Taip pat Events in Lithuania klausė antro klausimo. Rytas neviliojo Martyno pereiti pas juos į komandą? Čia kai rotacijos prasidėjo. Taip. Po Donato Zavacko turbūt išėjo. Aš turbūt ir žaisdamas Klaipėdos Neptūne, turėdamas progą išeiti vidury sezono į kitą klubą, to nepadariau, tai nemanau, kad tai padaryčiau ir dabar. Džiaugiamės labai. Dar vieną klausimą turbūt galim, nes į kelis jau atsakėm į Events in Lithuania. Ar tenkina Brazio darbas? Tai mes kaip ir visi turbūt mokomės, tai vat, aš turbūt pasikartosiu ir ankstesnėse interviu esu sakęs, kad Mindaugas eina tikrai gera kryptim, jisai žinių bagažas yra gan didelis, tai sakau, yra ilgas sezonas ir darbas jo tenkina, galbūt lentelė ar ne mūsų vieta, kaip ir prieš tai šnekėjom, kad nėra netenkinanti, bet kaip ir sakau, sezonas ilgas ir svarbiausia, kad mes tikim, kad galim pasiekti savo tikslus. Taip. Galim dar vieną lyrinį nukrypimą padaryti. Labai geras buvo klausimas. Taip, tuoj surasim, kur čia tas. Čia jau turbūt mūsų žaidėjas kažkoks rašė. Ne žaidėjas. Va, Kęstutis Laurinaitis. Girdėjau, daug sportuoji, tai kiek paspaudino Grudako. Jeigu galima, išverskite, ką reiškia paskutinis žodis. Nuo krūtinės, turbūt nežinau, čia su lietuviant. Kęstutį pakviesim į lietuvių kalbos kursus, turbūt. Kęstutį pakviesim kitą kartą į pokalbius. Teisingai. Tai aš paspaudžiu 1 kilogramų daugiau negu Kęstutis. O taip. Geras atsakymas. Grįžtant prie rimtesnių klausimų, Valdas Katkauskas sako, sveiki, pirmadienį su kolegomis susiorganizavome į Kauną palaikyti mūsų komandos kovoje su Žalgiriu. Tai ačiū Jums, Valdai, už palaikymą. Apvažiavau visą Klaipėdą, ieškodamas atributikos marškinėlių, niekur nieko, Akropolio marškinėliai paskutiniai tik tokie ir tokie dydžiai. Ar užsakymas atributikos tik internetu, o gal galima būtų bet kada užsukti kažkur ir įsigyti. Tai puikią progą turim pareklamuoti mūsų internetinę parduotuvę shop.bcneptunas.lt. Galite užsukti, išsirinksite, kas jums patinka, dydžių ir įvairiausių prekių tikrai turime daug, o dabar klausimą galite jūs pratęsti, Martynai, atsakymą tiksliau. Tai tokios atskiros parduotuvės kaip ir nėra, bet galima įsigyti ir
Baltikum filialė, tai turbūt galbūt didesnis šiuo metu pasirinkimas yra būtent mūsų internetiniai parduotuviai, bet tikrai norisi padaryti kokią nors jaukią mažą vietelę, kur galėtų įsigyti, kaip ir gali įsigyti rungtynių metu mūsų yra tikrai nemažai to atributikos, bet norisi, kad ir kiekvieną dieną žmogus ar ne pasiektų ir matytų tą mėlyną spalvą ir galėtų įsigyti atributikos. Tai pasiplanuoti būtų tikrai smagu turėti. Beje, kas liečia artėjant ar ne kalėdom ir šventėm, turėsime tokią lengvą liniją su šventinė. Taip, ruošiame naujus marškinėlius, tai laukite naujienų, neužilgo pasiskelbsime ir galėsite pasipuošti kiekvieną su Neptūno atributika, būnant prie kalėdinio stalo. Tai Martyną paimsim kaip modelį, aprengsim, geroj formai vis dar yra ir galėsite juos įsigyti. Gerai, einam prie kito klausimo. Giedrius Ba klausė, sveiki, kaip reikalai su naujais rėmėjais? Ar bandome jų surasti visus metus, ar tik prieš sezono pradžią kažkas pajudama? Tai kaip ir prieš tai šnekėjau, kad tai yra visų metų darbas, tai man, kai šitoj pozicijai tikrai esu naujas žmogus ir tai man svarbu yra surasti ryšį ir su visais pabendrauti. Tai yra darbas visų metų, tai kai kurie susitikimai būna ne vieni, būtent stengiant pritraukti ar ne, ir kelių susitikimų reikia. Tai toks ilgas ir man gan patinkantis darbas. Giedrius Ba dar vieną klausimą turi, toks dabar skaudesnis šiek tiek, kodėl tokie blogi reikalai su dublerių komanda? Su dublerių komanda reikalai yra tiesiog šiek tiek netokie, kokie mes norim dabar, bet vėlgi vyksta ir papildymai, vyksta pokalbiai su treneriais, diskutuojam ir su tais pačiais žaidėjais, tai manau kaip ir visur sporte, krepšinėje, kad sezonas ilgas, tai yra procesas ir situacija tikime, kad tikrai pagerės, tai tik nereikia per daug lydėti. Aringas švedas arba švedas, nežinau, dovanokit, nežinau kaip tart Aringai pavardę. Klausė, esame trečias miestas Lietuvoje, esame uostamiestis, yra Lez, į miestą ateina investicijos, bet komandos biudžetas to neatspindi. Kur yra problema, verslo nenoras, įstatymai, su nostalgija prisimenu Eurolygos laikus, sėkmės Martynai, tu gali. Čia taip Aringas rašė. Tai ačiū Aringui, kad jisai tiki manim. Tai vėlgi nenoriu kartotis, bet turbūt vėlgi tai yra procesas, kur sakau, reikalingas ryšys ir aš pilnai tikiu, kad vis daugiau ir daugiau įmonių, būtent kaip ir minėjo Aringas ir Lezo įmonių ar ne, pasijungs. Tai man atrodo, kad ne tik mums yra svarbu turėti ar ne stiprią ir džiaugsmą nešantį klubą, bet ir pačiam miestui yra aktualu. Tai man atrodo, kad mes bendrom jėgom turbūt susijungę pasieksim savo rezultatų ir kaip ir minėjo Aringas nostalgiškai, kaip ir aš turbūt atsimenu tas Eurolygos laikus, bet yra dar ir kitų laiptelių, kur mes turime pasistengti. Tai manau, kad ateityje parodys viskas. Marius Mickevičius turbūt klausė, kodėl mieste nėra nė vienos reklamos, stendo ar panašiai. Ne visi turi laiko sėdėti Facebook'e, gaudyti varžybų datas. Po miestą malosiu kasdieną matyčiau, jog sekančią savaitę varžybos, rungtynės su malonumu susiplanuočiau ir draugus pakvieščiau. Tai kiekvienas toks priminimas tikrai yra svarbu, tai turbūt iš kiekvieno klausimo turbūt mes patys ir pasimokysim, ar ne, ir tarkim pradėsim judėti galbūt labiau, tai čia vienas iš tų klausimų, kur kai kuriuose vietose tikrai matosi Neptūno būtent
reklamos, bet visada norisi daugiau, toks ir yra tikslas, kad šitam mieste tikrai matytųsi Neptūno vardas ir mėlyna spalva. Tai vat, kaip ir sakau, iš kiekvieno klausimų pasimokant ir judėsim į priekį. Tai turbūt galime ir pridėti, kad ne vien, mes labai norėtume, kad visas turbūt miestas matytųsi Neptūno spalvom ir Neptūno reklamom, bet turbūt vėlgi reikia galvoti apie finansinius dalykus, ar ne? Be jokios abejonės, tai vat, gal tie smulkesni tokios reklamos gal ir yra, bet nelabai tiek matomos, o tos didesnės, tai kaštai dideli, bet sakau, reikia ir ten skirti. Kalėdos artėja, visi nori reklamos. Taip, Romualdas Biniušas klausė, kokie santykiai su Ryto klubu, ar jau nepykstate dėl Pleikio, kai gavote tubelį? Ačiū, iš karto dėkoju. Tai čia nebuvo mainai. Niekada ir nepykai turbūt, Martina, ne? Niekada nepykom, kad su Pleikiu pasirašė. Rytas? Taip. Ne, tai aš visą laiką, sakau, linkiu, aš žinau, ant kiek yra sunku pasiekti kažkokius tai karjeroj savo rezultatų ar būtent pasiekti kažkokį klubą, kur tu labiausiai nori būti. Tai aš tikrai linkiu tik tai sėkmės kiekvienam atletui ir sportininkui, kad jisai savo tos tikslus pasiektų. Tai... Klausimas buvo apie naujokus, berods keli žmonės klausė. Ar planuojate dar naujokų ieškoti, ar jau kaip ir kalbėjom apie su Ąžuolu pasirašymu jau baigėsi, ar gali būti, kad kažkokių korekcijų, nežinom, kaip gali būti, ar ne traumas, nenuspėjamas. Ir... Na taip, čia tokie nenuspėjami, kaip ir pats sakai, tai, bet kol kas nieko neplanuojam. Sakau, kalbant apie mūsų apskritai naujokus komandoje, tai tikrai tenkina kiekvieno atsidavimas, tenkina kiekvieno charakteris. Tai buvo, sakau, ir žaidimas tenkina, tai vat, manau, kad yra procesas lipdyti tą klubą visą sezoną ir manau, kad rezultatai turėtų gerėti gale sezono, bet tik tai norėjau pabrėžti apie mūsų naujokus, kad puikus charakteriai, puikus darbininkai. Tai kaip ir nebeturim daugiau klausimų, kuriuos būtų verta atsakyti. Tai kągi, šiandien iš mūsų tiek, su mumis buvo klubo direktorius Martynas Mažeika, tai ačiū Martynai dar kartą už jūsų nuoširdžius atsakymus. Planuose turbūt yra ir netgi susitikimai gyvai su sirgaliais, kuriems yra aktualus klubo gyvenimas, tai mes apie tai kalbamės, dėliojamės ir kažkurio tai metu bet kokiu atveju pakviesim turbūt ir į gyvus pokalbius, kuriuose ir pats Martynas dalyvaus ir klubo žaidėjai, tai aš manau, kad dar tikrai ruoškit klausimus, darykit juos, galvokit ir manau, kad greitų metų pasimatysim, gal kitoje terpėje. Ar dabar, Martynai, palinkėjimą prieš Kalėdas kokiu nors? Taip, palinkėjimas. Ne, Kalėdos dar toli, bet palinkėjimas tikrai visiems, kad palaikykim vienas kitą ir mes būsim stiprus kartu. Tai ačiū dar kartą, iki pasimatymo.